juokingai parašysiu, mažiau būčiau prie puodų. Daug prirašai? Aš tik tiek parašiau. Tai aš skaitysiu dabar savo mamos laišką. Apie pensiją ir būsimą gyvenimą. Norėčiau, kad nors susikaupti ir parašyti laišką vaikams, kad jie man padėtų, kai aš savo jau nebegalėsiu padėti. Na, Liepa man rašo. Tikiuosi sulaukus jau vyresnio amžiaus turėti levandų plantaciją, auginti gėles ir avis. Graži ūkininkė su šiaudinė skrybelė ant galvos, kur nors Prancūzijoje. Gyvendama 50 metų atgal toliau mokyčiausi, mažiau būčiau prie puodų. Norėčiau būti močiutė, kuri nesėdi vietoje, keliauja po pasaulį ir veža lauktuvės savo anūkams. Tai čia mamos. Na, malonu būtų gauti didesnę pensiją, bet aš turiu jūs ir man visko užteks. Bent 2 kartus metuose aplankyti skirtingas šalis, jaustis laisvai. Norėčiau prižiūrėti anūkus, keliauti, užsiimti tuo, ką mėgstu ir gerai atrodyti. Norėčiau būti tas pensininkas, kuris būtų užtikrintas savo pensiją, bet noriu būti kita močiutė. Esant reikalui padėti draugams, jiems sunkią valandą ir visada džiaugtis tuo, ką turi ir ką esi sukūręs. Gražu. Kažkaip susigraudinau. Ori senatvė matyti yra, kai tu esi nepriklausomas nei nuo vaikų, esi nepriklausomas ir galbūt ne vien tik nuo sodros, ne? Ir labai nenorėčiau tapti našta savo vaikams, kad aš neišsivaikau, jūs man padėkit. Man reikalinga gera mašina, mano vyras dirba, atlyginimą gauna, tai man dar... O iš savo pensijos kaip gyventi, tai aš neįsivaizduoju. Aišku, norėtume turėti daugiau, kažkur pavažinėti, bet dėja nesigauna tokie dalykai. Kol jaunas, kol turi jėgų, kol turi idėjų, kažką turi daryti šitą linkmę, nes pasitikėti vien tuo, kad tavim pasirūpins, reikia, tu esi kaip kažkieno išlaikytinis, negali taip savo leisti. Tai reiškia, turi kažką pasidaryti savo. Faktas, kad reikia dirbti, kad uždirbti kažkiek ir kad galėtų mėgautis tą orę senatvę.